Nu labą rytą. Aukštaitė, Žemaitė, draugai, sekėjai. Atvažiavom į mūsų objektuką. Šeštadienis šiandien. Netinka raktas. Pakeitė spyną tikriausiai. O, šitas raktas. Einam pažiūrėsim, ką mes čia. Va, mūsų išklijuotos plytos. Ką mes čia padarėm, ko nepadarėm. Pirmas aukštas, kaip ir visas paruoštas. Gipsas padėtas. Bet ką norėjau parodyti šitame vaizdo įraše, tai daugiau antrą aukštą. Tai prie mūrinės sienos mes klijavom gipsą. Špakliuotoje uždės dar papildomą metalinį kampuką. O kodėl mes įklijavom? Todėl, kad mes pareinam visą laiptinę iš antro aukšto ir kad nebūtų vienos siūlės tarp mūro sienos ir karkaso, kad nebūtų siūlės, nes ta siūlė visada įtrūksta. Tai teko išklijuoti visą šitą sieną su gipsu. Prileista, pripjauta, su tarpeliais. Ir mes turime visą šią sieną. Ir taip pat čia yra mūrinė siena tinkuota, prie kurios nieko nededam. Ir turim šią sieną, irgi taip pat iki pusės buvo mūras. Ir klijavom ir be jokių jungčių, be jokios šitos vienos linijos. Visa siena bus iš vieno ir niekada neatsiras kažkokių tai čia įtrūkimų. Tai va, draugai. Einam, pažiūrėsim, ką mes dar pasidarėm. Tikrai daug darbų atlikom. Šitą mes padėkim čia. Nes nepraeisim. Ką? Turim išsuktus gipsus pirmajam kambarį. Minimalus pagrinde tarpeliai. Taip pat ir čia tarpelis minimalus. Kaip minėjau, prie mūro visur biškį didesnis tarpelis, kad nekontaktuotų su mūro siena. Elektra irgi kaip ir jau užbaigta. Visur tarpeliai, kiek pasistengiam, tiek jie yra vienodi. Taip pat ir čia. Aplink difuzorius taipogi palikti minimalūs tarpeliai. Špakliuotojams, kurie jau turi atvažiuoti pirmadienį tikriausiai. Nežinau dar, bet manau turėtų būti pirmadienį pasirodyti špakliuotojai ir pradėti savo darbus. Tai mums yra likę pirmadienį padaryti šitą šlaitą ir padaryti. Vakar aš čia suformavau iš karkaso visą šitą pasidariau, tai liko šitas angokraštis, kad prie šito dėsis dar čia bruseliai ir gipsas įsikiš į lango angokraštį. Aišku, čia dar dėsim 5 vatą, nes kadangi šita vieta, šitas kampas yra mažiausiai apšiltintas, tai dėsim 5 vatą ir turėtų gautis gan šiltas angokraštis. Tai va, man likę yra užsiūti gipsą čia. Kaip matot, gipsą stengiamės suleisti, nepadaryti kažkokių tai atskirų detalių. Stengiamės visur išlaikyti originalias siūlės, kuo mažiau tų neoriginalių, nes špakliuotojams tikrai yra daug geriau, kai nėra prilopyta, prisiūta kažkokių tai mažų detalių. Tai siūnam visada iš cielų lapų
Jeigu atkreipsi dėmesį, siūlės sutaikytos čia, čia ir čia, čia ir čia. Nėra jos išmėtytos belekaip, nes kai kurie sako, reikia prakeisti siūlės, bet čia yra didelė diskusija dėl šito. Bet mano manimu, kai yra viskas tvarkinga, ateini, pasidarai savo darbą ir tu žinai, kad tavo darbas yra atliktas kokybiškai, gerai ir nėra prie ko kabinėtis. Reikia išpildyti drėgmės surgėją, nes jau pilnas nebedirba. Kitas kambarys, taip pat irgi su šlaitais, užbaigtas jau pilnai. Taip pat yra aplinkui visus difuzorius minimalus tarpeliai, kur mūras, visur tarpeliai. Tarpelis, 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 prie grindų taip pat irgi tarpelis, bet jau prie grindų didesnis, kad visi vaikščiojimai būtų ir taip pat ir čia, suleista gražiai, su tarpeliu. Čia tik nebišėja sutaikyti siūlių, jeigu matot, apatinė siūlė, šita siūlė sutampa, bet ši prasikeičia. Bet kaip ir sakiau, nėra blogai, kad ir nesueina siūlė, bet jeigu įmanoma, sutaikyti visas siūlės ir kuo mažiau neoriginalių siūlių. Pavyzdžiui, šitam kambarį neoriginalių siūlių nėra, nė vienos, yra visi cieli lapai, be jokių skersinių jungčių. Tai va, šitas kambariukas, ir pats mandriausias kambarys, prie kurio užtrukau labai daug laiko, tai būtent šlaitų kambarys, kaip aš vadinu, tai visi šitie tokie mazgai, kur turi būti tarpeliai, tarpelis, išlaikyti visur minimalus tarpeliai, suvesta gražiai, be jokių kažkokių skirtingų detalių, originali siūlė. Taip pat šitoj pusėje suvesta į patys kampai, originali siūlė ir iki pat viršaus. Vienintelė neoriginali šitam kambarį neoriginali siūlė tai yra čia, čia ir čia. Taip pat difuzorius su tarpeliais, čia jau yra LED ruošinys padarytas, galiu parodyti, kaip mes jį darom, nes čia bus tik LED apšvietimas, be užuolaidos. Einam, pasimsim mes mažas kopėtėlės ir parodysim, kaip mes jį padarom. Čia kadangi bus tik apšvietimas, tai yra išfrezuota, dar klijai neišvalyti, bet jos išvalysiu su peiliuku ir šitoj nišoj pasiklijos LED šaltinis, kurio niekada žmogaus akis nematys, bet gražus apšvietimas ant sienos. Šitą užsidarėm. Uždaromas, nes čia stovės spinta, 60 nuo sienos, daviklis, interneto kabeliukas. Jeigu atkreipsi dėmesį, tai ir šitam kambarį taip pat visos siūlės stengtos sutaikyti, kad kuo mažiau darbo būtų špakliuotojam ir daug lengviau galėtų atlikti ir kokybiškiau savo darbą po mūsų atliktų darbų. Tai va, šitame mūsų objekte bėra likę šita sienikė, kurią padarysim pirmadienį, nes pažadėjau, žinau užsakovams, kad būsiu pirmadienį kitame objekte, bet labai tikiu, kad mane supras ir dar duos tą pirmadienį atvažiuoti čia ir pabaigti šitą sieną, nes tikrai žinau, kad špakliuotojai nori pradėti špakliuoti šitą visą aukštą, o mano darbai
na, galbūt biškutį ir stabdo. Tai būtinai reikia padaryti šitą sieną. Ir tada liks vonios kambarys paruošti plytelšikui. Nes iš pradžių klijuosim plyteles ir tik tada nuleidinėsim čia visas tas lubas ir suformuosim lubų šlaitus ir panašiai. Čia už šitos sienos bus kambariukas toks, rekuperacija sistema pasikabins, kurį reikia išsiūti su USB plokšte. Tai irgi šitą darbą padarysim, bet jau ne kitoje savaitėje, nes kadangi jau ir taip pažadėjau būti pirmadienį kitame objekte, bet nepavyks dėl šito. Tai antradienį turėsim važiuoti dasibaigti kitą objektą, kurį taip pat nufilmuosiu ir pasidalinsiu su jumis, ką pasidarėm jau kitame objekte ir kokie darbai atlikti. Tai va, draugai, iš mano pasaulio šitiek. Labai noriu paprašyti visų gipsininkų, kurie montuojate gipsą, tikrai turit įžvalgų, tikrai turit pastebėjimų. Tai noriu visų paprašyti, palikit savo nuomonę komentare, padiskutuokim, pabendraukim visi, pasidalinkim darbais, gal turit savo nuotraukų kažkokių tais darbų, įmeskit, pažiūrėt, kaip jūs susitvarkot su visais va tokiais va iššūkiais, kad būtų ir tie minimalūs tarpeliai, nes tikrai reikia, ir kantrybės, ir didelio noro atlikti darbą kokybiškai, kai ateini būtent į tokį šlaitų karalystę, kur tikrai nebelekas gali paimti ir išsiūti tą gipsą tvarkingai, gražiai ir kad pridėjus, kad ir paprasta, nežinau, čia gal neturim ar turim, turėjau, bet nebeturim. Reikos nėra, bet tikrai dėjau ant visų sienų reiką, žinau, bet dabar neturiu po ranką jums parodyti. Panaudosim šitą. Išsiūti gipsą, kad būtų visas tik čia. Tikrai dėliojau ant visų sienų, kad ir vata, kurią montavom, kad neišpūstų sienų. Nežinau, kur čia dar jums pridėti. Kur dar čia pridėti? Einam laiptinę, pažiūrėsim, nes kadangi čia klijavusi ir sukusi ant karkaso. Sakys, kodėl žemiau nepridėdi. Pridėkim ir žemiau. Jungtis kažkur yra šitoj vietoj, kur rodau, kur peštukas yra užpešta. Tikrai visur ėjau, dėliojau ir stengiamės padaryti kuo idealiau. Pažiūrim šitą šlaitą. Ir dar šitą sieną galim pridėti, pažiūrėti. Nežinau, man atrodo, viskas yra normos ribose ir tikrai neturim kuo mes čia pasigirt. Tikrai žinau, kad yra meistrų, kurie irgi taip pat kokybiškai atlieka darbus ir čia ne koks pasigirimas, kad mes čia esam patys geriausi ar panašiai, bet tiesiog rodau, kaip mes dirbame, kaip mes atliekam darbus, kaip žiūrime į savo darbų kokybę. O jums paliksiu teisę spręsti ir įvertinti mūsų darbus. Tai labai prašau palikti savo nuotraukas, galbūt turit kažkokių darbų, nuotraukų, kaip jūs darote, kiek užtrunkate. Nes pavyzdžiui, šitą antrą aukštą mes tikrai ilgai užtrukom.
Mes užtrukom apie, nežinau, jeigu bendroj sumoj vien tik gipsus sumontuoti, nes čia visur dvigubas gipsas, tiek šlaitai, tiek čia šlaitas, visur dvigubi gipsai. Kur karkasas, ten sukom dvigubą, kur nukabintos lubos yra viengubas gipsas, nes tai buvo kalbėta su užsakovais. Na ir noriu pamatyti jūsų darbus, kurie nebijote viešintis, kurie galvojate, kad dirbate gerai, kokybiškai, pabendraukim, pasidalinkim ir vienas iš kito galbūt pasisemsim kažkokių tai vienokių ar kitokių žinių. Tai ką, draugai, visų paprašysiu, paspauskite tą nykštuką į viršų, pasidalinkit su draugais, na ir lauksiu komentarų. Iki sekančio, susitiksime jau kitame objekte.